Eteryje laida iš ciklo skirto suaugusiųjų švietimui mokytis niekada nevėlu. Šiandien kalbame apie psichologinę pagalbą. Darbo praradimas stipriai sukrečia žmogų, pastebimai pablogėja jo fizinė sveikata, atsiranda įtampa šeimoje, nerimas, depresija, netgi iškyla savižudybės pavojus. Darbo netekimas keičia žmogaus gyvenimą visomis prasmėmis, keičiasi dienotvarkė, žmonių, su kuriais tenka bendrauti ratas, finansinės galimybės ir kita. Apie tai, kaip darbo netektis psichologiškai paveikia žmogų, kalbamės su psichologu, socialinių mokslų daktaru Arvydu Liepuoniu. Žinoma, kiekvienam psichologiškai individualiai žmogui yra šokas, darbo netektis, yra tam tikri tipai žmonių, kurie greičiau papuola į šitą tokį vadinamą juodąjį sąrašą, arba jam tokia galimybė tikėtina, kad dažniau gali atsirasti. Praktiškai žmogui tai yra iššūkis, krizė, psichologinė krizė, kurie mokslininkai skiria stadijas reakcijos į bedarbystę arba į darbo netekimo faktą kaip šoko stadiją. Sužinojus patį faktą, toliau, kaip nebūtų paradoksalu, atsiranda ir euforinės stadijos trumpesnės toks laikas, kada žmogus savotiškai tarsi paradoksaliai džiaugiasi, kad jis tarsi dabar laisvas, jis tarsi pabėga iš tos darbinės aplinkos, kuri kartais, kaip Marksas dar vadindavo darbą, prakeikto rimtumu arba būtinumo karalystė. Ir štai jis trumpam tarsi ne savo norų žinoma, bet pabėgo iš tos būtinumo karalystės, nes nedirbsi, negyvensi. Žinoma, ta euforinė stadija gan greitai pasibaigia. Tai reiškia ir pykčio stadija ir savotiškai kaip žmogus sužinos faktą, grėsmingai sveikatos diagnozė, tarsi kelia klausimą, kodėl man taip atsitiko, kodėl su manimi taip įvyko. Po pykčio stadijų, po visų šitų išgyvenimų atsiranda depresyvios reakcijos, kurios yra jau kaip ir faktiškai ilgiausiai trunkanti stadija, ir lydi žmogų. Ilgainiui ta depresyvi fazė, žinoma, veikia ir geskinį intelektą. Ilgainiui žmogus, būdamas tos liūdnos, prislėgtos nuotaikos, tai natūralu, jeigu jis darbo neranda 3 mėnesius, 5 metus, 2, 3 ir taip toliau, atsiranda, aišku, net ir pastebima kai kurių intelektinių funkcijų susilpnėjimas. Tarkim, žmogus baigė puikiai diplomą, gavo universitetinį ir taip toliau, bet ilgainiui užtenka kiek metų pabuvus tokiai būsenui. Žmogui, aišku, natūralu atsiranda beviltiškumo jausmas ir jis veikia, kaip minėjau, net ir mąstymo funkcijas. Vienas astronomas, berods Kakaras, sako, kad lietuvių horizontas kartais baigėsi su jo kiemo tvora. Tai bedarbio žmogaus horizontas dar labiau sutrumpėja iš tikrųjų ir jisai nemato platesnės perspektyvos, plačiaja to žodžio prasme. Kaip artimieji turėtų elgtis ir kaip galėtų padėti darbo netekusiam šeimos nariui? Psichologas Arvydas Liepuonius. Optimistiškai žiūrint, norėtųsi, kad žmogus būtų palaikomas visapusiškai šeimos narių, atjaučiamas, tas atjautos momentas labai svarbus, demonstruojamas supratimas, nes mes, kaip žinom, greitis, kada žmogus eina į depresyvią būseną, yra pakankamai didelis ir gan greitai. Tai jau ne metų, kartais mėnesių klausimas, kartais ir dienų netgi klausimas. Bedarbystės krizė yra ir psichologinė, ir socialinė, ir visokia kitokia, tačiau kartais mes galim pasiremti kitais dalykais. Jeigu yra galimybė darbo sode, kompensaciniais tokiais mechanizmais, bendravimo su šeimos nariais, didesniu, tokiu pilnavertišku bendravimu ir iš tikrųjų pabuvimu su vaikais ilgesnį laiką ir atrasti tų pozityvių momentų ir šeimos nariams, ypač jeigu, sakykime, jie arba intuityviai rastų tokius sprendimus, arba juos kas nors paprūsintų, mano nuomonė būtų prasminga. Iš tikrųjų, tada abipusė pagalba tokia visiems būtų savi. Pagaliau vieno šeimos nario problema yra, kaip taisyklė, viso šeimos problema, vienareikšmiška. Taip, kad, reiškia, nepadėdami likusi šeimos nariai, o priekaištais jie grimzdintų gilin ir visą šeimą į tą problemą. Radio laida parengta įgyvendinant ugdymo plėtotės centro projektą suaugusiųjų švietimo sistemos plėtra, suteikiant besimokantiems asmenims bendrasias kompetencijas, finansuojama Europos socialinio fondo lėšomis. Daugiau apie projektą rasite tinklalapyje www.suaugusiųjusvietimas.lt.